Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiu savo dienoraštį insaitų nuo piniginių konsteliacijų. Ir kaip ir sakiau, skaitau Umberto Hellingerio knygą Laimė, kuri pasilieka, arba kur veda mūsų šeimos konsteliacijos, nes šeimos konsteliacijos labai, kaip čia pasakyti, įtakoja pinigų sferą, tai ką tu turi. Ir jeigu ten yra tvarka šeimininiuose santykiuose, tai tada ir su pinigais bus visai paprasta ir visai kitaip bus. Bet paprastai šeimininiuose santykiuose būna labai ten daug visoko, kam dėka konsteliacijų galima ištaisyti, padaryti taip, kaip turi būti, nes vis tiek yra, kaip čia pasakyti, vis tiek tie, ar tu žinai ar nežinai, įstatymai giminės arba kartų sistemos, apie ką buvo mano padaryti video, jie įtakoja. Ir kaip ir sakiau, santykiai su tėvais labai turi reikšmės, ar gyvenime toliau žmogus turės pinigų ir su pinigais bus viskas gerai. Ir dar kitas momentas, jau sakiau, kad šiandien pakalbėsim apie santykį tarp vyro ir žmonos. Iš tikrųjų padaryti video, tai čia jau padaryti visą lekciją ir perpasakoti knygą, todėl tikrai siūlau tą knygą pasiskaityti, galima internetu, galima nusipirkti ir tai yra puikus vadovas, kaip čia pasakyti švelniau, santykiuose turėti tvarką, kai tu esi žmona ir kai yra vyras arba vyras turi žmoną ir ką ir kaip elgtis. Ir ten toje knygoje labai įdomiai parašyta ir iš tikrųjų aš proanalizavau praktiškai, tai yra tiesa. Pagrindinis mano insightas iš tų santykių tarp vyro ir žmonos, tai kad porą partnerius ryša seksas ir sekso metu įvyksta labai susiformuoja gilus dvasinis ryšys ir tada man toksai, susidėliojo vaizdelis, iš tikrųjų toksai išvalga į paviršų iškyla, kodėlgi vis dėlto, kai po gražių tokių visokių santykių kažkas tai nutinka ir žmonės nusprendžia išsiskirti vienas su kitu ir tos skyrybos būna paprastai labai labai skausmingos. Skyrybos skausmingos todėl, kad nutraukti tą ryšį, oi kaip nepaprasta, arba tą ryšį padaryti tokį, kad jisai nebeskaudėtų, nes kai kada tas ryšys tarp moters ir vyro pasilieka labai ilgam, kai kurie specialistai netgi šneka, kad atsitiktinis santykis moters su kitu vyru, tas ryšys gali išlikti iki 7, kai kada iki 10 metų. Jeigu be pasiekmių, čia galbūt taip, viena naktis, vienas nuotykis ir tas santykis, kuris susiformuoja sekso metu, tai jisai formuoti gali ir netgi turėti įtakos netgi ir pinigų sferai, nekalbant apie santykius su kitu vyru arba su vyru, už kurio tu esi kaip moteris ištekėjus. Tai va, tai iš tikrųjų labai įdomu, tikrai ta knyga verta dėmesio ir paskaitimo ir vienintelį ką šiai dienai, kadangi tikrai psichologija, turiu daug žinių psichologijos ir suprantu, apie ką aš kalbu, tai galėčiau pasiūlyti jums tik tai vienintelį dalyką, tikrai paskaityti tą knygą, atkreipti dėmesį į ten parašytus aspektus ir šiai dienai greičiausias susitvarkymo būdas, kaip čia pasakyti, aš vėliau atsiprašau kitų specialistų, bet greičiausias ir toksai kokybiškiausias dalykas tai yra konsteliacijos. Taip, psichologija, psichoterapija tai labai ilgas kelias, tai iš tikrųjų labai ilgas, kol ten visi vidiniai dalykai susidėlioja, bet greičiau yra paprasčiau yra pasidaryti susidėliojimą per konsteliacijas ir kad ten būtų tvarka. Ir taip, santykiai tarp moters ir vyro nėra paprasti ir tai viskas ateina iš šeimų, iš tėvų, iš pavyzdžių, iš supratimo ir iš noro keistis, daryti pokyčius ir daryti kažką naujo. Tai va, tai iš tikrųjų trumpai tiek ir tiek tiesiog apie tą knygą galiu pasakyti galutiniam rezultatui. Tai va, su jumis buvo aš Ingrid ir laukite tęsinio rytoj penktadienis. Tadam!